Sveiki, ar ką nors darote? Eime pasigaminti žiedus. Kvefe? Nevilkas čia sukasi. Tik 2 iš jų ir jums bus labai smagu su jais. Arba galite ant jų tiesiog mankštintis. Aš tokius žiedus turėjau dar vaikystėje ir turiu iki šiol. Bet jie buvo pagaminti, manau, iš kažkokios bukinės lenktos medienos. Ir jau atitarnavo savo laiką. Jie yra ant gražių kanapinių virvių, su paprastu mechanizmu leidžiančiu keisti aukštį. Pagaminti tokius žiedus yra gana sudėtinga. Galbūt pastebėjote, kad šiandien šie žiedai dažniausiai gaminami iš faneros. Šiuolaikiniai paprastai turi išorinį skersmenį apie 240 mm. Storį arba skersmenį, nes tai yra apskritas skerspjūvis. 28 arba 32 mm, tuo tarpu mano seni vaikiški turėjo. Skersmenį apie 180 mm ir storį maždaug 20 mm. Aš nusprendžiau padaryti tokį kompromisą. Ne tik dėl to, kad juos naudos tiek vaikai, tiek suaugusiai, bet ir dėl mano turimos įrangos. Tuoj paaiškinsiu, kodėl. Tokiems ratams gaminti jums iš esmės pakaks viršutinio frezavimo įrenginio ir 2 frezų. Viena, kurią išpjausite ratus, ir kita išgaubta radiusinė, kurią padarysite šį už apvalinimą. Tokius ratus galite nusipirkti už 800, o už tuos pačius pinigus galite Unimace nusipirkti išgaubtų radiusinių frezų rinkinį. Taigi, žinoma, nusipirkau frezas, nes su jomis galiu pasigaminti ratus, o su ratais frezų nepasigaminsiu. Ir tame rinkinyje didžiausia freza yra 12,7 mm spindulio. Tai yra pusė colio. Taigi, idealiai turėčiau turėti medžiagą, kurios storis yra 1 colis. Tai yra 25,4 mm. Tokios medžiagos čia neturiu, todėl turėjau ją pasigaminti iš pusgaminio, būtent iš 18 mm storio faneros. Suklijavau 2 faneros plokštės kartu, taip gavau 36 mm storio lentą. Ir man reikėjo pašalinti tą perteklinę medžiagą. Galite ją nušlifuoti, pavyzdžiui, per obliavimo stakles, bet tokiu būdu prarasite daug medžiagos, kas, mano nuomonė, yra gaila. Todėl nusprendžiau, kad ją nupjausiu juostiniu pjūklu ir taip gausiu vieną storesnę lentą, kurią naudosiu tiems ratams, ir kitą plonesnę, kurią galėsiu vėliau panaudoti kažkam kitam. Na, ir čia yra pirmasis apribojimas. Turiu juostinį pjūklą, kuris gali pjauti maždaug 210 mm, todėl nusprendžiau, kad ratą padarysiu 200 mm skersmens. Tai nebuvo juokas, reikia juostos, kuri turi mažą čiaipei. 3 dantis kolyje, kad gerai išmestų drožlės. Galiausiai pjoviau iš abiejų pusių, todėl apsukau ir pabaigiau pjauti iš kitos pusės. Na, ir rezultatas yra geras. Tada nuėjau praleisti per storio frezą, kitaip tariant, per obliavimo stakles. Jei jos neturite, tektų šlifuoti. Pavyzdžiui, juostiniu šlifuokliu, todėl būtų geriau tikrai gauti fanerą, kurios atitinkamas storis, ar tai būtų 24 ar net 28 mm. Tačiau tada būtų geriau, jei turėtumėte frezą su 14 mm spinduliu. Taigi, plokštė jau paruošta. Ant jos nupiešiau apskritimus ir pastebėjau, kad tas priedas yra toks mažas, kad jei frezuočiau, freza įsiskverbtų ir į kitą gabalą. Todėl vėl supjaustysiu tai juostiniu pjūklu, kuris turi mažą pjūvį, ir kiekvieną apskritimą išpjausiu atskirai. Pjausiu naudodamas 6 mm skersmens spiralės frezą ir labai paprastą įrankį. Ir pirmiausia, žinoma, išpjausime išorinį skersmenį, nes jei išpjausime vidinį, prarastume centrą, kurio mums reikia būtent tam. Įrankiui pritvirtinti naudojant vinį. Išorinį skersmenį galime išpjauti per visą storį, bet vidinį rekomenduoju nepjauti visiškai per visą storį, nes tuo momentu, kai jį perpjausite ir neturėsite tvirtai pritvirtintų atskirų dalių, tai gali sukelti smūgį ir galite sugadinti arba ruošinį, arba blogiausiu atveju sulaužyti frezą. Ir tai būtų tikrai gaila, todėl nepjaunu visiškai per visą storį, tik, pavyzdžiui, iki pusės arba 2/3 gylio. O tai, kas lieka, tas nepjautas gabalas. Tada perpjaunu naudojant tiesinę pjūklą
o likutį, kuris lieka, nušlifuosiu naudojant apipjaustymo frezą su guoliu. Tai šiek tiek sudėtingesnė technologija, bet užtikrintesnė. Taigi, turime paruoštus abu ratus žaliavinėje būsenoje. Dabar juos reikia užapvalinti. Ir kadangi noriu, kad perimetras būtų kuo kokybiškesnis, nusprendžiau jį dar šiek tiek patobulinti ant tekinimo staklių. Na, tekinimo staklėse pirmiausia apdirbau jį peiliu, o tada išlyginau švitriniu popieriumi, kad paviršius būtų kuo tobulesnis ir kad nelygumai nesikartotų užapvalinant. Šios spindulio frezos turi guolį, kurį šiuo atveju galite naudoti kuriant užapvalinimą, bet tik iš vienos pusės. Kadangi, jei padarysite tą užapvalinimą ir pasuksite ratą, iš kitos pusės guolis iš esmės nebegalės remtis į pradinį kraštą, kurio jau nebėra, bet remtųsi į spindulį ir jūs su freza įeitumėte šiek tiek giliau į medžiagą, nei kai tai buvo pasukta iš pradžių. Taigi šiuo metu guolio naudoti negalite. Turite pasidaryti paprastą kampinį ribotuvą, kurį nustatysite taip, kad ratas neįeitų į frezą daugiau nei reikia. Iš esmės geriau pasidaryti šį ribotuvą iš karto nuo pradžių, visai nenaudoti to guolio. Tai taip pat turi privalumą, kad nekopijuoja mažų nelygumų, kurie gali likti po ankstesnio frezavimo. Taigi, abu ratai jau yra frezuoti, gražiai užapvalinti. Reikia juos dar nušlifuoti. Na, šiam tikslui pasigaminau siauras juostas. Iš pradžių išpjoviau tai išnaudoto juostos iš juostinio šlifuoklio, bet netrukus supratau, kad padariau klaidą, nes jei turite kokybiškesnį juostinį šlifuoklį, po juostą dar yra grafito įdėklas. Ir tas grafitas labai išpurvina juostą iš nugarinės pusės. Taigi, nuo to man buvo purvinos rankos, kas man pačiam savaime. Žinoma, nebūtų trukdę, bet kai paliečiau tą nušlifuotą ratą, jį išpurvinau. Galiausiai paėmiau naują juostą su 120 grūdėtumu. Ir vėl iš jos išpjoviau juostelės. Šį kartą supjaušiau į trečdalius. Tai yra 100 mm pločio juosta, todėl gavosi maždaug 3 cm pločio juostelės. Svarbu nešlifuoti radialiai, nes ant vidinio skersmens susidarys tokios griovelės, kurias vėliau sunku pašalinti, todėl reikia laikyti kuo labiau įstrižai ir darant tokį siūbuojantį judesį. Tada tai tikrai atrodo puikiai. Pereikime prie paviršiaus apdailos. Kas mane pažįsta, tikriausiai nujaučia. Taip, linų aliejus. Aš visada iš didesnės pakuotės perpilu į kažką mažesnio, konkrečiai į stiklinį indelį. Jį iš apačios šildau su arbatos žvakute. Tai pasieksite beveik 80 laipsnių temperatūrą, nors linų aliejui pakanka 60, kad sumažėtų klampumas ir aliejus geriau įsigertų į medžiagą. Tam panaudojau savo apskritą suktuką, kad galėtumėte gražiai ir tolygiai aplinkui padengti. Leiskite linų aliejų įsigerti, o tai, kas neįsigeria, po kurio laiko reikia nuvalyti. Na, o po to, kai aliejus išdžiūsta, galite išbandyti tuos žiedus. Jums reikės 2 diržų. Aš panaudojau diržus su reketu, kurie gali išlaikyti 1,5 tonos, kas tikrai yra pakankama. Jei ant to supsis tik vaikai, tai žinoma, nereikia 5 tonų diržų. Tačiau jei ant to treniruosis suaugusieji ir darys kokius nors triukus ar kabės žemyn galva, tai, žinoma, reikėtų tai pakankamai sustiprinti. Nuoroda ne tik į naudotas frezas, rasite aprašyme po vaizdo įrašų. Ir jei pasigaminsite tokius žiedus, linkiu jums su jais daug pramogų. Ačiū, kad žiūrėjote. Būkite laimingi. Veikite ką nors.